Sveikučiai. Praeitą kartą mes baigėme ties šitą vietą. Tai kam yra įdomu toliau skaityti šitą knygą, kuri vadinasi Kaip ilgai ir sveikai gyventi pagal Mikalas Tombakas. Ir joje yra aprašyti įvairūs patarimai, kaip prižiūrėti savo sveikatą. Rašoma taip pat apie produktus, kaip juos derinti, apie virškinimo sistemą. Žodžiu, labai naudingi patarimai žmonėms. Taip pat rašo šitoje knygoje apie organizmo išvalymą, kas irgi mane domina, pavyzdžiui. Žodžiu, rašo veiksmingi metodai. Taip kad skaitysime toliau. Nenuginčiamas mokslinis faktas yra tas, kad kiekvienam 1000 žmonių besimaitinančių mišriais ar mėsos patiekalais po 60 metų amžiaus tenka vienas vegetaras, o kiekvienam 1000 mėsėdžių po 70 jau 100 vegetarų. Po 80 metų amžiaus 1000 mėsėdžių tenka 600 vegetarų. Mityba pagrįsta vien tik kalorijų skaičiavimu yra klaida fiziologinius požiūriu. Visa paslaptis slypi pusiausvyroje tarp baltymų, angliavandenių, riebalų, mineralinių druskų, vitaminų ir mikroelementų. Jeigu jų kiekiai subalansuoti, maitinantis natūraliais augaliniais produktais, organizmas gauna daug energijos ir žmogus nebūna alkanas. Energetinė patiekalų vertė priklauso nuo produktų derinimo ir ruošimo būdo. Ilgai ruošiami patiekalai bemaž visi praranda nuo 50 iki 70% vertės. Enzimai žūsta kaitinant iki 47 laipsnių Celsijaus, o dauguma vitaminų iki 100 laipsnių Celsijaus. Paruoštieji patiekalai turi energijos labai nedaug. Žmogui, kad nebūtų alkanas, paruošto valgio reikia labai nedaug. Atsiranda antsvoris ir susidaro uždaras ratas. Viena vertus, žmogus vargingai dorojasi su valgio gausa, o kita vertus su antsvoriu. Be reikalo kankina savo organizmą įvairiomis dietomis arba liesėjimo priemonėmis. Gydymui pasibaigus svoris sugrįžta. Peršasi išvada, joks gydymas nei dieta, joks virėjas nesubalansuos patiekaluose baltymų, riebalų, angliavandenių, vitaminų ir mikroelementų taip, kaip jau juos yra subalansavusi gamta daržovėse ir vaisiuose, riešutuose ir saulėgrąžuose, žodžiu, natūraliame maiste. Ne kiekvienas privalo būti vegetaras. Norėčiau, kad mane suprastumėte tinkamai. Ne visi turi būti vegetarai. Aš neįkalbinėju, kad atsisakytumėte visų malonumų ir gyvenimo džiaugsmų, be kurių pats gyvenimas praranda pusę žavesio. Aš raginu visur, kur paisyti saiko, kadangi saikas yra viena iš žmogaus būties sąlygų. Labiausiai visus dominantis ir drauge pats sunkiausias klausimas yra, ką žmogus privalo valgyti, kokio žmogus privalo laikytis dietos. Gebėjimas tinkamai maitintis – didis menas. Nepakanka skaniai virti ar kepti, reikia išmokti tinkamai valgyti. Oi, čia mano šuniukas guli. Sapnuoja kažką tai. Giliai kvėpuoja.
Atsakymų į klausimus, kaip tinkamai sieti, derinti produktus, kad mityba tarnautų mūsų sveikatai, rasite skyrelyje sveikas virškinimas. Čia, jeigu girdite triukšmą, tai turiu auditorijos, šuniukas guli ir katytė. Nepakankamas gebėjimas gyventi laimingai. 5 dalis. Žmogus yra savo gyvenimo būdo produktas. Kitaip tariant, visa, kas mūsų gyvenime yra gero ir blogo, kyla iš mūsų mąstysenos, darančios įtaką tam, kas su mumis vyksta. Įsiklausykite į savo žodžius. Jei pastebėsite, kad tą pačią mintį kartojate keletą dienų ir dargi po kelis kartus per dieną, tai reiškia, kad ji tapo jums šablonu, stereotipu. Pagal energijos dėsnį kiekvienam veiksmui yra jam lygus atoveiksmis. Mintis mūsų smegenų energijos produktas, besąlygiškai grįžtantis pas mus per mūsų reikalus ir elgesį. Jei mūsų mintis kupinos pykčio ir nerimo, skausmo, liūdesio ir keršto, tai kaip manote, kokiais veiksmais gali jos išvirsti? Reguliuoti savo sveikatą ir gyvenimą galima reguliuojant savo žodžius ir mintis. Visi gyvename mintimis, stereotipais. Jei mintis pozityvios, tai gyvenime visada mūsų laukia visa, kas geriausia. O jei dominuoja negatyvas, tai ir gyvenimas tampa nevykęs ir sunkus. Pasirodo, mūsų mintis nulemia ne tik gyvenimo sėkmes ir nesėkmes, o ir turi didelę reikšmę mūsų sveikatai. Ją veikia. Pavyzdžiui, daugelis skundžiasi galvos, kaklo ir pečių raumenų skausmais. Kokia šių kančių priežastis? Kaklas simbolizuoja minkštumą, elastingumą, lankstumą, sprendžiant kylančias problemas, mokėjimą pažvelgti į jas iš visų pusių. Užsispyrėliams, nesugebantiems eiti į kompromisą, stokojantiems pažvelgti į reikalą savo oponento priešininko akimis, visada skaudės galvą, kaklą ir pečius, kol jie išmoks išklausyti kito žmogaus požiūrį, kitą nuomonę. Su didesne meile ir supratimu nei aukština savąją. Pagaliau reikia suprasti, kad kiekvienas mūsų kūno negalavimas turi ne tik fizinės, bet ir psichinės priežastis. Jei žmogus įprato kritikuoti visus ir viską, tai jam pradeda skaudėti sąnarius ir raumenis. Jei jam dominuoja pyktis ir neapykanta, tai jo organizmas tarsi dega ir jį apninka įvairios infekcijos, kepenų ligos. Ilgai prisimenama kadaise patirta skriauda ėda jų kūną ir galų gale ima rastis navikai ir prasideda onkologinės ligos. Žmogus nepaliaujamai kankinamas kaltės irgi patiria įvairių viso kūno negalavimų. Peršasi aiškiai išvada. Privalu kuo greičiau atsikratyti negatyvių minčių, stereotipų, kol dar esame sveiki, o ne susigriebti jau įsigalėjus ligai. Savo minčių ir poelgių reguliavimas nukreiptas į nuolatinį pozityvų mąstymą. Pozityvių minčių, stereotipų kūrimas yra kelias ne tik į psichinę, o ir į fizinę sveikatą. Kiekvienas žmogus privalo nepaliaudamas ugdytis gebėjimą gyventi laimingai. Pirmoji sveikatos sąlyga – sveikas stuburas. Nesveikas stuburas, nesveikas žmogus. Kartą į mane kreipėsi 35 metų amžiaus moteris,
dėl nepaliaujamų galvos skausmų. Širdies srityje buvo nuolatinis sunkumas, o dėl menkiausių fizinių pastangų apimdavo nuovargis. Ėmęs tirti, pastebėjau kaklo slankstelių išsigimimą. Kita mano pacientė kamavo nemiga ir skrandžio skausmai. Šių negalavimų priežastis buvo nedidelis kaklo ir krūtinės slankstelių išnirimas. Abiem atvejais pataisius slankstelius negalavimai išnyko. Noriu pridurti, kad ir viena, ir kita pacientė turėjo rentgeno nuotraukas, kuriuose nebuvo matyti jokių stuburo pokyčių. Kodėl pateikiau šios pavyzdžius? Juk kartais ir patys geriausi tyrimai nepajėgia atskleisti nežymių išnirimų, sukeliančių lyg ir nesusijusių su stuburo negalavimus. Stuburas yra pagrindas, ant kurio laikosi viskas, iš ko susideda žmogaus kūnas. Labai dažnai dėl staigaus judesio atsiranda nežymių išnirimų, raumenys aplink išnirusį slankstelį sustandėja ir trukdo slanksteliui grįžti į jam prideramą vietą. Pabandykime atsistoti priešais veidrodį ir į save pažiūrėti, kaip atrodo mūsų stuburas. Ar neatsiranda kupra, ar neatsikišęs pilvas, ar nekankina pečių skausmai? Deja, daugeliui žmonių pasireiškia tie visi reiškiniai. Pečių skausmas ir išsikišęs pilvas yra silpnų pečių raumenų padarinys. Kadaise laikė jie mūsų stuburą be jokios įtampos. Su amžiumi raumenys nusilpo, daugiausiai dėl miegojimo ant minkšto čiužinio, dėl judėjimo stokos, netikusios mitybos ir dėl antsvorio. Dauguma žmonių stuburas jau su tiek iškrypimų, kad visiems pašalinti reikia kantrybės ir laiko. Skausmai nepasitraukia taip greitai, kaip norėtume. Bet visa tai pataisoma. Žmogus privalo išsiugdyti įprotį būti sveikas. Privalo suprasti esąs savo kūno šeimininkas. Kad stuburas būtų sveikas, turime miegoti ant kieto čiužinio su kieta pagalve ir daryti tam tikrą mankštą. Kodėl yra sveika miegoti ant kieto čiužinio? 1/3 gyvenimo žmogus miega. Miegant raumenys atsipalaiduoja ir kūnas nevalingai tempiasi. Tuomet raumenų judesiai kitokie nei atliekami per dieną. Naktiniams reikia labai nedaug energijos, todėl miegas labiausiai tinka stuburui atsigauti. Čiužinys, ant kurio miegame, turi būti toks kietas, kokį tik pakenčiame, bet kad tik netrukdytų miegui. Gulėti reikia tiesiai ant nugaros, rankas ištiesus palei liemenį, kojas pražergus. Kada kūnas atpalaiduotas tokia poza, jo masė pasiskirsto tolygiai lovos paviršiuje. Raumenys visiškai atsipalaiduoja. Visi per dieną galėję išnirti slanksteliai lengvai sugrįžta į vietas. Tuomet širdis būna apkraunama kuo mažiausiai. Kraują pumpuoja lengvai, kraujotaka pagerėja, o pagerėjusi kraujotaka savo ruožtu palengvina skrandžio darbą. Todėl skrandis lengviau šalina iš organizmo žalingus toksinus. Gerai dirbantis skrandis pagerina medžiagų apykaitą. Todėl be jokios dietos 2 mėnesius pamiegojus ant kieto čiužinio mūsų svoris pamažės 3 ar 5 kilogramais ir ims nykti įvairūs sveikatos negalavimai. Noriu atkreipti dėmesį, kad pirmąsias dienas miegodami ant kieto čiužinio patirsime raumenų ir stuburo skausmų, bet nuo tos akimirkos, kai nebeliks išnirimų, skausmų nebebus. Po 10-14 dienų.
Kodėl nesveika miegoti ant minkšto čiužinio? Miegant ant minkšto čiužinio stuburas negali visiškai atsipalaiduoti, todėl dar labiau išnyra slanksteliai. Čia yra paveiksliukas, pavyzdžiai. Mokslo įrodyta, kad geriau matytumėte. Mokslo įrodyta, kad jei krūtinės slanksteliai nuo 3 iki 20 susidėsto tolygiai horizontaliai, skrandis dirba efektyviai. O štai miegantiems ant minkšto čiužinio slanksteliai visada sudaro linkius ir gerokai slopina skrandžio darbą. Skrandis yra mūsų organizmo cheminė laboratorija. Nuo jo darbo priklauso mūsų kraujo kokybė. O kokybiškas kraujas reiškia sveikus dantis, plaukus, nagus, odą. Nuo čiužinio, ant kurio miegame, kokybės, šiuo atveju kietumo, nepaprastai priklauso mūsų stuburas, o per jį ir visas organizmas. Piešinyje parodyta, nuo ko priklauso teigiama ir neigiama guolio, kuriame miegame, įtaka mūsų stuburo būklei. Tikrai verta pasirūpinti tuo daiktu, kuriame praleidžiame trečdalį savo gyvenimo. Tegu prideramai tarnauja mūsų sveikatai, užuot ją silpninęs ir kėlęs kančias. Kodėl naudinga miegoti ant kietos pagalvės? Pagalvė, ant kurios miegame, turi būti kieta, žema ir neplati. Tie, kurie įpratę miegoti be pagalvės, privalo pasikišti po galvą volelį iš rankšluosčio ar bent mažą pagalvėlę. Kieta pagalvė palaiko normalią nosies pertvaros padėtį. Kiekvienas žino, kad nualpusiam, praradusiam sąmonę, apsinuodijusiam alkoholiu prikišama pauostyti amoniakui mirkytos vatos. Padeda iš karto. Nosies pertvara yra atsakinga už visų organizmo organų fiziologinę pusiausvyrą. Todėl lengvai kvėpuoti pro abi šnerves labai svarbu tinkamam organizmo funkcionavimui. O kai miegame ant minkštų, didelių ir aukštų pagalvių, stuburas taip išsiriečia, kad visą naktį sunku kvėpuoti pro nosį. Ir todėl pradedame kvėpuoti pro burną. Įprasti kvėpuoti pro burną pavojinga sveikatai, nes per burnos ertmę bakterijos lengvai pasiekia kvėpavimo takus. Miegant ant minkštos, aukštos pagalvės dažnai apninka sloga, gerklės, bronchų ir plaučių ligos. Operacija kraštutinė priemonė. Ligoniai dažnai deda viltis į operaciją, kaip į panacėją nuo visų negalių. JAV vien dėl kryžkaulio skausmų komplekso kasmet jų įvairių padaroma maždaug 200 000. Pusė iš jų nesuteikia pagerėjimo, tai yra padaromos be reikalo. Operacijos esmė sunykusio disko pašalinimas, tačiau pašalinus vieną, gali prireikti naujos operacijos, būtina šalinti dar vieną ir sukietinti dalį stuburo. Negalima pamiršti, kad chirurgas pašalina nervinio darinio spaudimo priežastį, tačiau nepašalina paties disko nykimo priežasčių. Operacija yra kraštutinė priemonė, kai nuvilia visi neoperaciniai metodai. Visą gyvenimą kuriame savo stuburo būklę. Jei kasdien juo nesirūpinsime, privalėsime susitaikyti su faktu, kad anksčiau ar vėliau skausmas vis tiek viršys mūsų ištvermės ribą. Tad jau surasime laiko net labai daug gydymuisi.
Tai ar geriau paskirti truputį dėmesio ir laiko profilaktikai? Profilaktika yra geriausia priemonė išvengti rūpesčių su stuburu. Reikia visą laiką save stebėti, kad vaikščiotume tiesiai, stovėtume tiesus, sėdėtume tiesus, pilvas turi būti įtrauktas, pečiai tiesus, galva lengvai iškelta aukštyn. Sėdint nieko būdu nedera dėti kojos ant kojos, kadangi po keliais yra dvi didelios arterijos. Jas užspaudus sutrinka visa kraujotaka. Įpratus sėdėti koją užsikėlus ant kojos, su amžiumi ima skaudėti stuburą ir kojų raumenis, išsiplečia venos, gresia kojų kraujagyslių ligos. Nekelkite sunkenybių stovėdami. Stuburą apkrausite mažiau, jei sulenksite kelius. Stiprinkite pilvo raumenis. Jie mažina stuburo apkrovimą 20%. Svorį kelkite abiem rankomis. Siūlau pratimų kompleksus, padedančius palaikyti tinkamą kūno padėtį ir pašalinti stuburo skausmus. Šiems kompleksams nereikia daug laiko nei pastangų, o jų poveikis puikus. Pirmas pratimų kompleksas. Nubudus reikia kelis kartus pasitempti. Gulint ant nugaros reikia iš visų jėgų pakaušių paspausti pagalvę. 5 sekundės spausti, 5 sekundės ilsėtis, taip 6 kartus. Paskui pasidėti pagalvę ant krūtinės ir 5 sekundės ją apsikabinus smarkiai spausti. 5 sekundės ilsėtis. Pasidėti pagalvę tarp kojų ir 5 sekundės smarkiai spausti keliais. Ir 5 sekundės ilsėtis. Taip 6 kartus. Paskui 5 sekundės palaikyti iškėlus kojas 45 laipsnių kampu. 5 sekundės ilsėtis. Taip 6 kartus. Vienos kojos pirštais 5 sekundės traukti į save kitos kojos pirštus. Taip daryti vis kitą koją 6 kartus. Štai ir praėjo 5 minutės. Mankšta baigta, raumenys ir kraujagyslės apšilo, kadangi pratimai daromi gulint, širdies raumuo apkraunamas minimaliai. Todėl taip mankštintis gali ir senas, ir jaunas, ir vaikas. Antrasis pratimų kompleksas. Šiais pratimais koreguojamas raumenų, nervų, vidaus organų ir kraujagyslių darbas. Normalizuojama nervų ir virškinimo sistemų veikla, pagerinami sportiniai sugebėjimai. Šis kompleksas rekomenduojamas tiems, kurių intensyvi gyvensena ir intensyvus darbas. Atsisėsti ant kėdės, plaštakas pasidėti ant kelių, kelti aukštyn ir vėl nuleisti rankas 10 kartų. Ta pačia poza lenkti galvą į dešinę ir į kairę, po 10 kartų į abi pusės. Paskui lenkti galvą į priekį ir atgal, irgi po 10 kartų. Lenkti galvą 10 kartų į dešinę, paskui 10 kartų į kairę. Ištiesti rankas į priekį, laikyti horizontaliai ir sukioti galvą į dešinę ir kairę po 5 kartus. Iškelti rankas virš galvos, laikyti lygiagrečiai ir galvą sukioti į dešinę ir kairę po 5 kartus.
pasidėti rankas ant pečių ir lenkti atgal, o smakrą stumti į priekį ir aukštyn. Plaštakas pasidėti ant kelių, užsimerkti. Pamažu sukti galvą ratu po 5 kartus į dešinę ir į kairę. Paskui, neatsimerkiant, 3 kart giliai įkvėpti ir iškvėpti, atsimerkti. Po tokios mankštos reikia kontrastinio dušo, 30 sekundžių šilto ir 10 sekundžių vėsaus arba šalto. Tai va. Gyvenimas yra judėjimas. Senovės graikų filosofas Aristotelis dažnai kartodavo savo mokiniams: niekas taip nežaloja organizmo kaip ilgalaikis fizinis neveiklumas. Fiziniai krūviai mūsų organizmui yra būtini, kad tinkamai dirbtų širdis, raumenys, kraujotaka, kad tinkamai būtų šalinamos atliekos, toksinai, žodžiu, kad didėtų viso organizmo rezervinės galimybės. Privalome nepamiršti, kad išilgai mūsų stuburo eina pagrindinė energijos kraujagyslė. Jie energija, kurią imame iš natūralios aplinkos, pasiskirsto visame kūne. Kad organizmas tą energiją pasisavintų tinkamai, reikia daug judėti. Judėti naudinga kiekvienam, tiek jaunam, tiek senam. Labai daug judėjimo reikalauja nesveikas organizmas. Nesveikas organizmas reikalauja keliasdešimt kartų didesnio krūvio negu sveikas. Tie, kuriems nesveika širdis, kraujotakos sistema, kurie sunkiai pakelia atmosferos slėgį, gali reguliaria mankšta išmankštinti savo organizmą taip, kad nebebijos magnetinių audrų, atmosferos slėgio permainų, saulės spinduliavimo, nei kitų. Žmogus privalo suprasti vieną paprastą tiesą, kad aktyvus gyvenimo būdas ne tik saugo sveikatą, bet ir padeda atsikratyti daugelio ligų, kas paprastai trukdo mums daug judėti, mūsų įprastas tingėjimas. Pabandykime įveikti savo mąstymų stereotipų. Nieko negaliu padaryti, man stinga laiko. Įtikinkite save, kad judėjimas yra maistas jūsų raumenims, vidaus organams, smegenims, maistas, be kurio jūsų organizmas silpsta, serga, sensta. Manau, kad iš mano pateikiamų skaitytojams pratimų, jų kompleksų, kiekvienas galės išsirinkti pačių tinkamiausių savo amžiui, svoriui, sveikatos būklei. Sveikas ėjimas. Ėjimas labai teisingai vadinamas fizinių pratimų karaliumi. Jokiais kitais pratimais nepasiekiama tokios raumenų ir kraujo darbo harmonijos. Vaikščiojimui nereikia specialios aprangos, reikmenų, galima vaikščioti bet kuriuo metu, bet kokiu oru. Kasdienis pasivaikščiojimas bent po 1-3 kilometrus puikiai stimuliuoja širdies raumenį ir kraujotakos sistemą. Geriausia vaikščioti miške arba parke. Jei tokios galimybės nėra, tai reikia vaikščioti bent koridoriumi ar balkone. Eiti reikia lengvai, laisvai, pasistengti nemąstyti apie reikalus, apie darbą. Mąstyti vien tik apie tai, kad su kiekvienu žingsniu kraujas, tekėdamas gyslomis, išvalo ir pagyvina organizmą. Su kiekvienu žingsniu organizmas prisipildo sveikatos, išsivalo smegenis, prisipildo pozityvių minčių. Žengdami kiekvieną žingsnį
turime galvoti pozityvius žodžius, stereotipus. Sveikata, jėga, grožis, energija. Sveikai vaikštant svarbu, kad krūvis neišvargintų. Pasivaikščioję privalome justi lengvumą ir žvalumą. Vaikštant krūvį reikia didinti palengva. Krūvis sveikai vaikštantiems, kurie turi nemenkų sveikatos sutrikimų. 3 mėnesius vaikščioti lengvų žingsnių po 20-30 minučių po 2 kartus per dieną. Paskui 3 mėnesius eiti nuo 1 iki 3 km sparčių žingsnių. O paskui 6 mėnesius nuo 4 iki 10 km kasdien. Apie sveiką bėgimą senovės spartiečiai sakydavo: jei nori būti stiprus, bėgiok. Jei nori būti sveikas, bėgiok. Jei nori būti protingas, bėgiok. Sveikas bėgimas sutvirtina kraujagyslių sieneles, pamažina, sudegina cholesterolio, normina medžiagų apykaitą, kraujospūdį, gerina skrandžio ir žarnyno darbą, stiprina stuburą, raumenis, sąnarius. Bėgimas viena geriausių priemonių didinti organizmo atsparumui įvairioms infekcijomis. Puikiai priemonė atsinaujinti ir būti sveikam. Visi tie vertingi bruožai prieš kelerius metus bėgimą labai išpopuliarino. Tačiau spaudoje pasirodžius straipsnių apie tai, kad bėgimas gali sukelti įvairių širdies ligų, sukėlė abejonių dėl jo naudingumo. O reikalas tas, kad daugelis žmonių pradėjusių bėgioti neatsižvelgia į savo organizmo galimybes bei specifiką ir pažeidė pagrindinę taisyklę. Krūvį reikia didinti pamažu. Dažnas pradėjo bėgioti ne dėl sveikatos, o siekdami kuo greičiau numesti antsvorį. Netreniruotas, užterštas organizmas gavo per didelį krūvį ir neatlaikė. Žmogus privalo stengtis išsiugdyti įgūdį jausti saiką. Tai reiškia, kad privalo jausti saiką visur. Valgydamas, gerdamas, imdamasis fizinio krūvio ir kita. Kokių taisyklių reikia laikytis bėgiojant, kad būtumėte žvalūs, jauni ir sveiki? Aukitės batelius su kietuma po padu ir nei per aukštus, nei per laisvus. Nei per ankštus, nei per laisvus. Verčiau bėgioti žeme ar žole. Švelnesnis smūgis. Tuomet stiprėja raumenys ir tvirtėja sąnariai. Bėgiojant asfaltu žalojami sąnariai. Ilgainiui gali kilti sąnarių uždegimas. Jei anksčiau nesitreniravote, tai pirmiausia bėkite po 30-60 metrų tarpais eikite. Bėkite palengva, laisvai, kuo labiau atpalaiduodami raumenis ir kuo trumpesniu žingsneliu. Svarbu ne pats bėgimo faktas, o tas nedidelis šuoliukas, visų raumenų pastangų akimirka. Skirtingai nuo kitų fizinių pratimų, bėgant atsitrenkiama į žemę pėda ir atatranka muša aukštyn kraujo srovę gyslose. Toks hidromasažas sutvirtina kraujagyslių sieneles ir neleidžia kraujagyslėse kauptis cholesteroliui, o sąnariuose druskoms, kad labiau išprakaituotumėte ir dėl to geriau išsivalytų organizmas, reikia bėgioti daugiau apsirengus. Pabėgioję turite pagulėti pusę to laiko, kurį bėgiojote. Kojas gulėdami laikykite iškėlę aukščiau širdies. Tokio kūno padėtis padeda išvengti širdies infarkto. Reikalas tas,
kad 70% kraujo visada yra žemiau širdies ir jai nelengva pumpuoti kraują aukštyn. Bėgant kraujotaka suaktyvėja, todėl pabėgiojus reikia duoti širdžiai pailsėti. Vakare reikia bėgioti praėjus 2-3 valandom po valgio. Bėgiojimas visada turi teikti malonumą, nepavirsti sunkiu monotonišku darbu. Stenkitės bėgioti pavieniui. Kiekvieno žmogaus sveikatos būklė ir fizinis pajėgumas individualūs. Šie dalykai sąlygoja bėgimo greitį, tempą. Bėgdamas su grupe, pradedantysis bėga per dideliu tempu ir gali pasikenkti sveikatai. Bėgiokite kas 2 dieną, bus maksimalus poveikis organizmo sveikatai. Vaikščiokite basi. Kitaip nei visi kiti žemės žinduoliai, žmogus vaikšto 2 kojomis. Ir neatsitiktinai, nes žmogus yra baterija, kurios poliai priešingi. Viršutinė kūno dalis ir galva turi teigiamą krūvį, o apatinė dalis ir kojos neigiamą krūvį. Iš kosmoso gauname teigiamą energiją, o iš Žemės neigiamą. Kuo didesnė energijos apykaita, tuo atsparesnis ir sveikesnis mūsų organizmas. Žmogus gali imti energiją iš kosmoso tinkamų kvėpavimų, vandens ir oro, grūdinamosiomis procedūromis ir per augalinį maistą. Todėl jis privalo pasiekti maksimalaus organizmo sąlyčio su vandeniu ir oru. Energijos iš Žemės galima gauti daugiausia per plikus padus. Jau Hipokratas rašė, kad geriausias apavo stoka. Visame pasaulyje įvairiose mokslinėse laboratorijose buvo tyrinėjami procesai žmogaus organizme, kai jis vaikšto basas. Mokslinių skaičiavimais pėdose yra 72 000 nervų galūnėlių, todėl vaikštant basomis pėdos natūraliai masažuojasi. O dabar jau visiems žinoma, kad masažas teigiamai veikia vidaus organų darbą. Kada atsirado apavas, sumažėjo žmogaus organizmo ryšys su Žemės elektriniais krūviais. Čia yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl taip paplito galvos skausmai, irzlumas, nervingumas, širdies vainikinių kraujagyslių ligos, polinkis greitai pavargti ir kitos bėdos. Dažnai Lenkijos gatvėse galima pamatyti išmaldos prašinėjančių mažamečių čigoniukų, plonai apsirengusių, dažniausiai basų per lietų ir šaltį. Tokia liga kaip gripas ar peršalimas nepalies jų net ir tada, kai įsiviešpataus gripo epidemija. Mūsų proseneliai ir seneliai nevėjo madingų gražių batų su dirbtiniais padais. Beveik visą gyvenimą pravaikščiojo basi, todėl buvo atsparesni ir sveikesni negu mes. Žinoma, civilizacija mus suformavo kitokias gyvenimo sąlygas, nors net ir mūsų civilizacijos sąlygomis galima ištaikyti minutę ar 2 ir pakišti pėdas po šalto ar ledinio vandens srove. Jei kasdien po šalto vandeniu kišime pakaitomis pėdas, po 10-15 sekundžių gripas, peršalimas ir daugelis kitų ligų mums nebegrės. Per plikas pėdas iš Žemės organizmas ima sveikatos energiją. Vaikščiodami basi žeme, ryto rasa, jūros smėliu, sniegu, mes labai smarkiai pakrauname savo gyvybinį akumuliatorių. Vaikščiojimas basomis ne tik nuostabiai grūdina ir apskritai stiprina,
Jis yra ir stebuklinga profilaktika nuo pečių, kryžmens, rankų ir kojų raumenų skausmų, kurie kyla dėl to, kad daugelis moterų, ypač mažaūgių, mėgsta avėti aukštakulnius ir siauranosius batelius. Toks apalas smarkiai stabdo kojų kraujotaką, pasmerkia blauzdų ir pėdų raumenis dideliai įtampai ir greitam nuovargiui, nes aukšti kulniukai sumažina pado plotą 30–40% ir riboja pėdos sąnarių judėjimą. Su aukštakulniais einančios moters figūra atrodo taip: keliai sulenkti, dubuo kiek atitrauktas atgal, liemuo kiek palenktas į priekį. Dėl to priekinių raumenų grupė tempiasi, o užpakalinių traukiasi. Iškreipiama viso kūno raumenų sistema. Nesu nusistatęs prieš elegantišką avalynę, bet kompensuoti jos daromai žalai rekomenduoju keletą profilaktinių pratimų, kurie padės aukštų kulnelių šalininkėms atsikratyti kojų raumenų ir viso kūno skausmų. Pasiimkite 5–7 cm skersmens apvalų pagalį ir apkapokite taip, kad paviršius būtų šiurkštus, gumbuotas. Kada tik ištaikysite laisvo laiko žiūrėdamos televiziją, kočiokite pagalį kojomis. Antra. Pasiimkite 2 dubenis. Vieną prisipilkite šalto, kitą karšto vandens. Kojas palaikykite pakaitomis pirmą šaltame, paskui karštame vandenyje po 30 sekundžių. Galiausiai kojas turite palaikyti šaltame. Kojas nusišluostykite ir pamasažuokite pėdas ir blauzdų raumenis. Tokia priemonė padeda šalinti nuovargį, aktyvina kraujagysles ir yra puiki venų išsiplėtimo profilaktika. Sėdėdamos ant kėdės kartkartėmis rieskite kojų pirštus į save ir sukite pėdas skirtingomis kryptimis. Kulnai neturi pakilti nuo grindų. Dėmesio. Tie, kurie lengvai ir dažnai peršąla, pirmiausia, turi pradėti vaikščioti basi ar su kojinėmis rytą ir vakarą patalpoje 15–30 minučių. Kasdien reikia ilginti po 10 minučių iki 1 valandos. Po mėnesio galima pradėti vaikščioti žeme, sode, parke, darže, vos tik pasirodo rudens šalnos ir prasideda šaltos dienos. Vaikštoma šerkšnu 30–60 sekundžių, o paskui sniego 1–2 minutės. Kas kartai pasivaikščiojus, pėdas reikia labai sausai nušluostyti. Nepriklausomai nuo to, kiek jums metų, pradėkite vaikščioti basi ir kiekviena diena bus kupina sveikatos ir džiaugsmo. Taip, manau šį vakarą užteks, mėlyjei. Jeigu jums patiko šitos knygos turinys, jeigu domina tolimesnės temos kaip kvėpavimas, sveika mityba, organizmo išvalymas, džiaugsmas senatvėje, rašykite komentaruose. Aišku, pagrindinis tikslas šito video parelaksuoti, bet taip pat, aišku, kad jums nereikėtų skaityti, užsidėję ausines galite pasiklausyti naudingos informacijos. Taip kad jeigu patiko, jeigu įdomi šita knyga jums, parašykite. Jei ne, tai gal net neverta. Tai tiek.